Sveiki, mėlyjeji mūsų klausytojai ir žiūrovai. Štai ir vėl mes susitikome. Čia ką tik vyko mūsų transliacija su Julium Neverausku, kurioje darėme simulaciją, o dabar laida terapinės istorijos. Ir nuostabiai pasikalbėsime su režisierė, vienu iš protingiausių žmonių, kuriuos pažįstu, kūrėja, menininkė, daktarė, docentė Živilė Mičiulytė. Labas, Živilė. Sveika, kaip čia pristatė iškilmingai. Taip ir yra, po kiekvienu žodžiu galima pasirašyti, kurį sakiau. Ir šiandien aš gal taip norėčiau pradėti nuo to, kad mes su Živilė buvom klasiokės. Iš tikrųjų, mes esame iš ten pažįstamos ir jau visais laikais, nuo pat tenai mūsų pradžios paauglystės mane ypatingai Živilė stebino savo tokiu kūrybiškumu ir tokiu giliu meno pajautimu. Ir Živilė labai anksti pamilo teatrą, mes dar apie visą tai pasikalbėsim. Tai ir kaip ir tose terapinėse istorijose iš tikrųjų nuo to ir pradėsim, kad nuo tos pačios pradžios. Kaip viskas prasidėjo. Tai kaip Živilė, kaip tau mokykla buvo? Kada tau ta kūryba kažkokia pradėjo patikti, kada tu pradėjai skaityti knygas, ar kaip tas menas su tavim atsirado tavo gyvenime? Tai, nežinau, gal pirmas toksai aiškesnis atsiminimas su menu ir yra ta literatūra, man atrodo, tokia. Aišku, teatras matyt lydėjo dar iki tol mane, kol išmokau skaityti lydėjo, tai turiu omeny, kad tiesiog tikrai labai mėgau vaikščioti į spektaklius. Ir kažkaip, tas pirmas toks savarankiškas meno pajautimas, matyt, buvo, kai išmokau skaityti, nes iki dabar labai gerai atsimenu net pirmą savo perskaitytą knygą, Raganėlė Žozefina mokosi skraidyti. Net autorius gėda. Labai gerai atsimenu, kaip aš sėdėjau namų svetainiai ir dėliojau tos schiemenis į žodžius ir toks stebuklingas pajautimas, kad aš galiu perskaityti knygą ar kažkokį sakinį. Ir tada, aišku, knygos atsirado ir labai aš mėgdavau įvairius būrelius lankyti. Tai anksti ir chorą pradėjau lankyti, pianiną pradėjau lankyti, teatras atsirado jau šiek tiek vėliau, man atrodo, toks paauglystės čia dalykas buvo labiau, nors spektaklius žiūrėti labai patiko, į Geltonų plytų kelią tėvai vedėsi tikrai ne vieną kartą, kaip matyti ir daugelį iš mūsų kartos. Ir paskui paauglystėje tas teatras kažkaip atsirado, taip pačiai gal netikėtai dramos studiją elementorių lankiau. Visą laiką save laikiau tokia labai uždara, labai intravertė, knygas labai patikdavo skaityti, nes gali sau būti viena netrukdoma, ar ten pianinu groti, nes nedaug koncertuodavau viešai, man tiesiog patikdavo repetuoti. Ir kažkaip susigalvojau paauglystėje į tą teatrą nueiti, į teatro studiją nueiti. Tai čia buvo toks tikrai labai, nežinau, kažkoks, dabar net nesuprantu kodėl, nes atrodo, aš taip bijojau tų žmonių, taip bijojau tos scenos, bet kai nuėjau, tai iš tikrųjų ten ir užstrigau ir tas visas likęs kelias, dabar gal daugiau kine esu, bet ir teatre, tai labai nuo tos teatro studijos prasidėjo, nes ten kažkaip pasijaučiau taip labai kaip namuose tokia priimta, labai daug draugų ten atsirado ir kažkaip taip išdrąsėjau, kad galiu aš čia būti tiesiog prieš kitus žmonės kažkaip ir matytis, ne tik mano ten kūriniai kažkokie ar ten dailė, kai lankiau, tai toks visą laiką pasislėpimas būdavo, o tas teatras toks atėjimas į žmonės ir toks man pačiai, man atrodo, labai didelis pasikeitimas buvo. Tai... jau tu pats taip tampi įrankiu, ne kažkokia pastelė, bet tu pats ateini, būtent. Mane šiandien kaip tik klausė viena mama mokykloje, kurioje dirbu ir nemažai tokių klausimų sulaukiu, ar verta, ar leisti vaiką į teatro būrelį, nes yra tokių, dar likę visokiausių stigmų apie tai, kad atsiranda tenai tas visokių primadonų sindromas ir kad iš tikrųjų labai būna sužaloja, kaip tu čia ten toj scenoje atrodysi.
arba tenai dar visokių kompleksų gali privaryti, tai va tokių va klausimų visokių aš sulaukiu, kaip tu manai, ar verta vaikam tą teatro būrelį bandyti ir dėl ko, ką jisai duoda? Jeigu truputį, man atrodo, tikrai verta, bet aišku, čia viską, ką tu sakai, tai tikrai, man atrodo, yra ir realybė, bet nebūtinai teatro būrelių. Daugelio situacijų realybė gali būti, kad kažkokie kompleksai bus ten įvaryti. Tiesiog, svarbu, nežinau, susirasti erdvę, kuri būtų saugi tokia, ta prasme saugi, kad nesistengtų iš tavęs ten laužti kažko, ar nesistengtų ten komentuoti tavo, nežinau, išvaizdos būnant scenoje, tai čia tikrai labai blogas dalykas, bet ir matyt klausytis, ką vaikas sako iš to dramos būrelio pareidamas, kokią čia pusę jį ten formuoja, bet aš tai manau, kad tikrai labai, čia asmeniškai man tikrai labai daug davė ir tiesą sakant, aš pavyzdžiui dabar dėstau VGTU, Vilnius Tech universitete, dabar vadinasi jisai, ir ten irgi turiu vaidybos paskaitas. Jos yra laisvai pasirinkamos, vaidybos paskaitos ateina labai įvairūs žmonės, kai kurie lankė teatro būrelius, bet didžioji dalis nelankė, nes nori pasibandyti ir man tiesiog labai gražu matyti, kaip tas teatras daugelį žmonių pralaisvina, kaip ta vaidyba pralaisvina. Net po kelių užsiėmimų žmonės sako, čia aš labai skeptiškai žiūrėjau, čia labai bijojau, bet kažkaip labai faina, kad aš dabar nebebijau kažkaip durnai, kvailai atrodyti ir ten prie žmonių, kad tiesiog pralaisvėjai, tik aišku, ta terpė turi būti kažkokia saugi, bet aš teatre, vaidyboje matau labai daug tokios naudos, ypač gal žmonėm, kurie labiau intravertiški, labiau bijo žmonių, kažkaip, nežinau, tas etiudų vaidinimas ir kai tave mato kiti ir komentuoja, ir geranoriškai komentuoja, ir paploja, padrasina, tai tokia kažkokia labai gera atmosfera susikuria. Visai net kitaip negu kažkokie kitose būreliuose, iš mano čia visiškai patirties. Tai aš tai manau, kad tikrai verta. Taip. Aš irgi taip pat esu nemažai pavyzdžių, žinau, kad ir socialinį nerimą padeda įveikti, mes kaip tik kalbėjome apie tai praeitoj transliacijai ir daug tikrai pliusų turi tas teatras, jeigu, kaip ir sakai, labai gražiai, kad geranoriška, aišku, nuo vadovo labai daug kas priklauso tikriausiai būrelio, bet iš esmės. Bet žmonės labai bijo. Aš turiu tokią problemą su dramos terapija, kad jeigu pakviečiu žmonės į grupę dramos terapijos, tai visi, aš vaidinti nenoriu, nei už ką, čia nevaidinsiu. Ar tau nėra tokios problemos, kai pati dėstai? Kaip, aišku, kad yra ir žmonės tikrai bijo žengtą žingsnį, aš į sceną turiu menį ir vaidinti, aš pati labai save prisimenu, kaip aš, bet kažkoks, nežinau, kažkoks kontrastas, kad aš atėjau, labai norėjau ten būti, bet labai bijodavau eiti tą sceną ilgą laiką. Ir šiaip negaliu pasakyti, kad net ir ten kažkur jau pabaigoje, lankant tą būrelį, aš jau ten taip išdrąsėjau, kad labai nebijodavau eiti tą sceną. Tikrai būdavo tos baimės, tikrai jos būdavo, bet aišku, kažkaip ir aš pati, kai vedu paskaitas ir kai lankydavau, labai padeda tie pratimai pirmiausia, kad tu nepradedi vaidinti nuo etiudo, nepradedi vaidinti nuo personažo, bet pradedi daryti tiesiog pratimus, kažkokius paprasčiausius pratimus, kuriuos mes darom visi vienu metu, ne po vieną ten išstatom ant pjedestalo. Ir tas toksai kolektyviškumas, kai susikuria grupėje, tada man atrodo daug drąsiau eiti tą sceną. Bet aišku, kad yra baisu, bet kažkas ir malonaus tame yra, kai peržengi, kai tam pavyksta gerai suvaidinti ar padaryti. Tai tiek pačiai faina, tiek už studentus labai smagu būna, kai jie kažkaip tobulėja toj scenoj. Tikrai. Gerai, bet grįžkime prie tavo istorijos. Tai tu nuėjai į teatro būrelį, bet dar aš noriu tavęs paklausti, nes aš atsimenu labai tave su Hario Poterio knyga rankoje, gan daug, ir netgi tu buvai pati sukūrusi tokį būrelį, Hario Poterio mylėtojų būrelį. Taip. Galbūt atsimeni. O čia yra maždaug tas pats laikas, ar ne tas pats? Su teatro studija.
Jo, su teatro studija, nes kiek tau maždaug metų buvo, kai tu skaitai tą Harry Potterį, va tai va, ir ar čia kažkur tai šalia ir buvo tas? Ne, aš Harry Potterį pradėjau daug anksčiau skaityti, tada, kai jis ir buvo išverstas į lietuvių kalbą, nes aš skaičiau ir laukdavau kitos knygos, ta prasme, jos tada tuo metu buvo rašomos. Tai aš pradėjau skaityti, man atrodo, gal man apie 10 metų buvo, nes aš atsimenu, kad aš dar tikėjausi gauti laišką iš Hogwartso, tai reiškia 11. Ai, nes 11. Tai aš pradėjau anksčiau skaityti. Labai. O kuo ta knyga tai patraukė žmonės ir tave, nu tiesiogiai tave, kuo tai patraukė ta knyga? Nes tu nesi skaičiusi vis dar jos, ar ne? Vis dar tai prisipažįstu, kad... Yra kur tobulėti. Tai... Mane jinai traukia ir dabar, ne tik tais vaikystėje. Ir tas kažkaip potraukis nedingsta. Ir aš karts nuo karto vis perskaitau tas knygas iš naujo. Tai čia tikriausiai, matyt, bus knyga, kurią aš daugiausia kartų esu skaičius per gyvenimą. Tas visos serijos. Vaikystėje, sunku pasakyti ant vaikystėje, kuo patraukė. Matyt, ta magija, ta tokia mokykla. Šiaip man labai mokyklai patikdavo mokykla, jeigu atsimeni. Aš tikrai tokia moksliukė buvau, man labai patikdavo mokytis ir skaityti apie mokyklą, nes knygose daug daugiau yra aprašoma pats mokyklos buvimas. Tai man labai kažkaip patikdavo ta draugystė, ta kova, nežinau, labai daug kas. Dabar galvoju, kodėl dabar man patinka, nes dabar atrodo, kad net gal labiau kažkaip taip suprantu, kodėl man patinka, nes ten yra vaiko istorija, kuris tarsi, nepritampa kažkur, jisai va tam realiam žiobarų gyvenime yra kažkoks keistas, kažką jis netaip čia daro, kažkaip jis čia užsiemocina ir kažkas įvyksta ir tada pasirodo, kad jis visur tinka, pasirodo jo gyvenimas tiesiog kitoks yra, ten susiranda, žodžiu, draugų, ta magija, tas, nežinau, ta elementari tiesiog gėrio kova prieš blogį. Nežinau, kažkaip aš atrodo, kad net dabar tikiu, kad yra tas Hogwartsas. Suprantu, kad jo tikriausiai nėra, nes laiškas neatėjo, bet tam tikrą prasme kažkaip aš juo tikiu, kad yra va ta tokia terpėta mokykla su mokytojais, kurie leidžia žiauriai daug tiem vaikam pavojų patirti, bet kartu juos visada prižiūri, nes visą laiką yra priežiūra iš šalies, kad tu gali ten klysti, kovoti kaip vaikas, bet visą laiką tave kažkas saugos. Ir šiaip nežinau, man Haris Poteris atrodo tokia knyga, kur labai daug kas savo kažkokią istoriją ten įdeda. Esu girdėjus, kad kažkam tai yra knyga apie tai, kaip gyvenimas pakrypsta, kai netenki labai svarbių savo žmonių. Tai iš įvairių pusių galima pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų net jeigu atsimeni, ant Muzikos ir teatro akademijos fasado kažkuriuo metu kabėjo užrašas Hogwartsas burtų ir magijos mokykla. Tai man kažkaip menas ir kūryba su magija labai netoli yra kažkokia tokia bendraja prasme, kad tu sukuri kažką, kas paveikia žmonės. Tai taip kaip ir magija. Lygiai taip pat kaip Harry Potterį jausmai yra didžiausia magija. Tai nežinau, dabar skaitant visai tas kitas prasmes įžvelginėjau šitam kūrinį. Ir kažkokia nostalgija. Labai gražiai. Gerai, tai tu pradėjai lankyti teatro būrelį, jau pamilusi Harry Potterį ir jau jis įdomu, tada atėjai į paauglystę, pradėjai lankyti teatro būrelį ir kažkaip tai, nes tu buvai tikrai pretendentai, tai tie žmonės, kurie bet kur gali stoti ir tu pasirinkai ką? Kur tu pasirinkai stoti? Aš pasirinkau stoti į ilgas tas mano sąrašas buvo, daug iš tų norų turėjau, bet pirma eilutė buvo kino režisūra. Tai taip irgi pakreipė likimas šiek tiek, nes aišku, kad lankiau teatro būrelį, norėjau arba teatro režisūros, arba vaidybos tuo metu. Bet tiesiog tais metais nerinko tokio kurso, rinko kino režisūrą ir kažkaip kinas man nebuvo, aišku, žiūrėdavau filmus, bet taip nebuvo iš vidaus gal pažintas kaip teatras ir tada įstojau į kino režisūrą, pabaigus mokyklą. Tai va, tai taip kryptis atsirado. Ir kaip ar tu, pavyzdžiui,
pamilai kažkaip tai tą vat, žanrą kino, nes visai kas kita negu teatras, ne, ir būti režisierė kino yra visai kas kita negu teatro režisierė. Ir... Taip, kaip ir visai kas kita, kartu yra ir daug labai panašumų. Aišku, tikrai sritis labai skirtingos, bet taip, tikrai studijuodama labai pamilau.